atvykę į mano pirmąjį vlogą. Labai keista sakyti vlogą. Mes esam pakviesti į Douglas renginį Vilniuje, tai šiandien ten ir keliausim. Dabar dar šiek tiek pasidažau ir keliauju pasidaryti šukuoseną pas vieną meistrą. Šiaip žiauriai lyja ir labai didelis vėjas, tai tikiuosi nenupūs mūsų. Tai pasidažom ir keliaujam. Orelis, kaip matot, tikrai nesvajonė, bet vis tiek mes kažkaip nueisim. Keliauju pas meistrę, su kuria mes susipažinom fotosesijoje. Aš filmavau Reelsą, jinai darė šukuoseną modeliukui. Tai žiūri faina, iš tikrųjų meistrė tokia man profesionali labai pasirodė. Ir žiūri, paprastai viską susidarinom. Nusinčiau, ko norėčiau, gerai, kada čiuk susirašė viskas. Wow, kaip gražiai, dar čia šiek tiek pasileis tas garbanas, kadangi iki Vilniaus važiuoti ir toks orelis ir padarė tokias mažesnes ir per daug neišleido. Tobulai. Tobulai. Viskas, susikrovėm, skubant belekaip, vaikas atsikėlė greit pavalgyti, jam visus daiktus baigti susidėti. Žodžiu, keliaujam į Vilnių. Pasiėmiau telefoną, nes kamerą mašinai palikau. Tai trumpas turas. You can sit like this, like that. Very, very comfortable. You can sit like this, you can do like that. Vaiko tik tai nenoriu parodyti, bet šiaip labai gražus kambarys. Svarbu veido nerodyt. Tai va toks kambarys ir kaip atrodo. Ne? Noriu nert. Labai gražu. Dar turiu kažkur pusvalandį gerą pasidaryti makiažą, kas jau čia man išeis. Ir kviečiuosi Boltą ir keliaujam į TV bokštą. Kadangi žiauriai jaudinos, tai galvoju gal batus Maksimos maiše neštis. Ir varyti su ūgais ir kažkur juos numest. Nes nežinau kaip aš su tais batais dar lyja. Nuvarysiu. Nelėp mažytę ten. Makiažą porą dienų prieš buvau pasibandžius, tai ką dabar dariau, realiai visiškai kitaip negu planavau. Patika? Gerai, papuošaliukus susidedam, kviečiamės Boltuką ir keliaujam. Ir dar naujus auskarus turiu. Sidrau širdutės tokios. Tikiuosi nebus per daug, bet dėl ko man jie labai patiko. Nes toks rankinukas. Užsideda? Greitas outfit check. Tai kliša? Jo, susiplėšiu, bet greitas. Žodžiu, varysim taip. Tai toks va, AliExpress viršus, buhus Jonas, diržiukas, šitas asos, man atrodo, petkernytės ir batai. Žodžiu, varysiu su aukštakulniais ir what's in my bag, kitos petkernys ir lūpdažis. Viskas, lekiam. Žiauriai jaudinos, nes žinau, kad visi tie, kuriuos žinau, kad ten dalyvaus, vieni kitus pažįsta, tie du. Tai žodžiu, jau aš vieną patį. Varom į kalėdinį vakarėlį ir sninga! Kaip nerealu! Jo, 10-90. Jo, nes mano vyras pažiūrėjo gal prieš 15 minučių, sakė 15 eurų gal. Nes čia dabar aš važiavau 3
3 kilometrai 12 eurų. Viskas nuo 7, dabar valandą 2, toks viskas jau neapsimoka. Tarifas pradeda neapsimoka. Čia nauja Vilnius. Permanentinis grandinėlis, ane? Kas čia per dalykas laukia? Kadangi aš juvelyras, tai daugiau galiu papasakoti. Tai permanentinis grandinėlis, tai nešiojate papuošalą tol, kol jisai arba nuplyšta, arba nukrenta, jisai tiesiog nėra nuimamas. Forever. Bet ne visą gyvenimą. Laukiam 2 minučių. Eilėj, norim apyrankių amžinų. Jau senokai buvau nusižiūrėjus tas apyrankės, tai labai džiaugiuosi, kad Douglas suteikė galimybę jas pasidaryti. Tai obviously Lucky 7 išgraviravo man. O čia Deimukas pasidarė irgi apyrankės ir tada jau buvo mano eilė. Keista, nes aš dabar viską girdžiu, ką jisai sako, bet ten, kai sėdėjau, visiškai nieko negirdėjau, kažkokią apkurtus buvau. Mes jau tavo ranką išmatavome, ne? Tavo ranką išmatavome, ne? Ar ne? Čia tau. Čia tau. Laiku reikia atvažiuoti. Taip pat mus vaišino sumuštinukais, aš standartiškai vandens pasiėmiau, bet buvo galima ir kokteiliukų, šampaniuko pasidaryti, tai buvo gyvo garso koncertas. Visur tokiam kaip salelėm buvo išdėlioti Douglas produktai, kai kuriuos iš jų radom savo maišuose. Čia vat vėlgi dar vienas baras, čia gėrio baras, irgi ragavom, vėliau pamatysit. Ten toliau einant galima buvo ne tik tas apyrankės pasidaryti, kurias jau matėt, bet ir pasidekoruoti savo kasvinėlį. Tai kitos merginos dekoravos, aš kažkaip nebepasidekoravau ir sukti laimės ratą be pralaimėjimo laimėti lūpdažiuką. Dar sutikau seną pažįstamą, tai šiaip paskaičiau, kad 8-9 žmonės pažinau, tai nebuvau jau visai ten tokia nieko nepažįstanti. Buvo kelios senelės fotkėm, tai ir pasifotkinom. Labiausiai aišku džiaugiuosi, kad buvo Agnė ir Deimantė. Labai smagiai praleidom laiką, bent jau aš labai smagiai praleidau laiką, nežinau, tikiuosi, kad jų neužknisau. Pasijuokėm, dar mane pafotkino, tai žodžiu, esu labai dėkinga jom. Super gerai čia matosi viskas per tas gėlės, bet mes skanumo, kaip ir minėjau, paragavom, tik tai mes jį ragavom ne gryną, o maišę su švepsu ir dar kažko, tai va tas geltonas visos nusprendėm, kad yra skaniausias. Aš tikriausiai prasčiausia youtuberė. Tokia excited buvau viską pamatyti, pabendrauti, atsigert, paragaut. Nu, žodžiu, aš jaučiu jūs iš šito video, galvosit, kad aš tiesiog vieną visą laiką prabuvau, bet labai daug žmonių sutikau, su kuriais buvau bendravusi Instagrame, pamačiau žmonių, kur tiesiog seki ir matai. Mane sumaišė 2 kartus, tiesiog atėjo, sako, labas, atsiprašau, 2 kartus sumaišė mane, tai visai smagu buvo, labas, aš Indrė, ir tiesiog susipažint. Aišku, pamirš mano vardą ir gal, žodžiu, bet buvo smagu vis tiek tokia galimybė susipažint. O viena mergina sakė, kad galvoja, kad aš dainininkė, nes tipo mano kamera tokia yra
kaip lasdelė, kaip mikrofonas. Nu, žodžiu, tai jau esu prie viešbučio, grįšiu į kambarį, pažiūrėkit kokio dydžio maišas, parodysiu, kas viduj. Dar kol važiuoju liftu papasakosiu, žodžiu, mane Valtas atvežė ir išlaipina, jau sako, tai čia, sakau, bet televizijos bokštas tai ten, o jisai toli atrodo, sako, nu bet aš negaliu arčiau važiuoti, nes ten jau šlabamas. Žodžiu, tai ėjau su tais savo kablais, biškai liūdėjau, kad su kablais sninga. Tai tada vat mane ir sumaišė, sakyta mergina. Tai žodžiu, prisitryniau biškelį, kad nueitų. Bet renginys. Didelis maišas ir labai daug visko. Kai Lietuvos balse grimavau dalyvius, susipažinom su Laura, šitų riešinių kūrėja. Tai irgi buvo smagu susitikti. Bobby Brown. Gal aš nieko tiesiog parodysiu. Tokį turim. Mako lubžiukas. O, čia tikiuosi antakiam. Tada ką čia turim? Let's just... Okay. Savaip lietuvių brandas. Aš filmuoju ir su telefonu, ir su kamera, dėl to tai biškai gal keistai rodo. Tada, wow, kiek čia daug visko. Hydra Texture Salt Spray. Taip. Matau kvepą užsidėjo. Šitą lūpdažiuką išsukau. O laimės ratas. Labai graži šiaip spalva. Tokia tamsoka, bet šiaip labai graži. Vai, nepradžiu čia. Taip, aš tą unboxingą naują padarysiu. Clinique All About Eyes. Čia jaučiu paakių. Serumas. Ta. Impressive Night Cream. Ok. Naktinis kremas. Bet mes Irenos ieškom. Aš Irena, aš du vardus turiu. Ir Audelė, ir Irena. La Mer Lip Balm. Čia nebetelpa. Čia tiek kvepalai, įdomu koks kvapas. Turiu jų kvepalus, bet čia man atrodo naujo leidimo. Nepauoščiau gaila. Buvo ten stendai. Tušas. Tušas. Guminukai. Labai daug matyti, bet aš jų nebandžius. Šitas žiauriai geras ir papas žiauriai geras. Esu turėjus žvakę, putos, nu žodžiu. Labai man šitas patinka. Ir paskutinis daiktas. Man! Rinkinukas vyram. Viskas galvą plovau gal 4 kartus, kol išplovau visą tą laką. Viskas eisim jau gultis ir miegot, jau yra po 12 valandų. Po 12. Diena buvo pilna įspūdžių, dėkingumo, pažinčių, naujų žinių, dovanų ir šiaip labai gerų emocijų. Tikrai labai smagu. Aišku, kai kurie žmonės per istoriją atrodo ne tokie, kokie yra. Kartais iš blogosios pusės, kartais iš gerosios. Tai smagu pamatyti, susipažinti, sužinoti, kas kaip iš tikrųjų yra. Pamatyti iš arčiau žmonės, kuriuos tu seki, stebi per istorijos. Tai jo, esu labai dėkinga, kad turėjau tokią galimybę. Dabar eisim miegot. Išsimiegosim, rytoj keliausim papusryčiauti, nežinau, ar dar susimatysim rytoj ar ne. Labai tikiuosi, bet jeigu ne, tai tada ačiū, kad žiūrėjot. Jau vaikas atakuoja kamerą, tai ačiū, kad žiūrėjot ir tikriausiai iki kito karto. Audrytė! Va ir apgavau, visgi nesisveikinu dar. Pasveikščiom po Vilnių, labai gražiai gatvelės, tokios išpuoštos kalėdiškai, parduotuvėlės, kavinės jau po truputį puošęs banteliais, eglučių radom ir su oru labai pasisekė, ir saulė išlindo, ir 9 laipsniai, tas sniegas visas dingo kažkaip, tai tikrai jaukiai pasveikščiom po Vilnių.
Na, o papusryčiaut visgi sustojom Holy Donuts. Po pusryčių dar pagrėbiau vieną spurgytę paragauti, nes nesuragavus, ir keliavom atgal į Klaipėdą. Ačiū, kad žiūrėjote ir klausėt mano užkimusio balso. Čiau!